ir uždėjau ant kaklo ir jinai žiūri ir jai va taip ašaros kaupėsi, aš galvoju, o viešpatie, kažką blogai padariau, jai nepatinka ilgis, čia blogai atrodo, o jinai sako, aš užauginau 3 vaikus ir aš pirmą kartą gyvenime kažką savo pasidariau. Ir jinai buvo tokia laiminga ir va tada aš supratau, kokią didžiulę prasmę teikia man jau tapusios įprastomis tos dirbtuvės, kokią transformaciją moteris gali patirti per kelias valandas. Tai yra labai labai gražu. Sveika, mieloji. Grožio logikos erdvė kartu su manimi Vilija Šeputienė yra skirta tavo naujiems atradimams. Šioje erdvėje gvildename temas nuo išorinio iki vidinio grožio. Tavo moteriškumui, įkvėpimui, sveikatai, saviugdai ir meiliai. Kviečiu tave atrasti išmintį tavo sielai, kūnui ir grožiui. Sveika, Gintautė. Labas, Vilija. Iš ties esi toji moteris, kuri sukūrusi esi unikalius perlų namus, ar ne? Ir kasdien matai moterų tokią saviraišką, išraišką per papuošalus, per jų ne tik įsigijimą, bet ir net gamybą. Tai iš tikrųjų papasakok plačiau, kaip tau atėjo ta mintis, idėja tos perlų namus įkurti mūsų Lietuvoje. Tai idėja atėjo visiškai iš mano tikrai tokios natūralios ir nesuvaidintos meilės perlams. Dažnai moterys klausia, tai kodėl perlai, kodėl jūs čia, kuo jie ypatingi? O aš sakau, žinot, aš jums nepapasakosiu kažkokios labai stebuklingos istorijos, kaip aš ten ėjau, pamačiau, ar ten kažkokį stebuklingą perlą man prosenelė perdavė ir čia ta meilė nuo pat pradžių buvo. Ne, man tiesiog jie buvo labai gražūs. Turbūt tik tai pradžioj savo dar tai labai ankstyvo jaunystėje, paauglystėje, kai pradėjau kurti papuošalus, nesijaučiau jiems pribrendus ir pasiruošusi, bet turbūt visom prasmėm. Nes ir emociškai, ir amžiumi, ir stiliumi, bet ir kaip kūrėja, gamintoja, ir finansiškai nebuvau jiems pasiruošusi, nes reikia juos iš pradžių įsigyti, kad iš jų galėtum kažką padaryti. Ir kai atėjo tas laikas ir nusipirkau, atsimenu, pirmą partiją perlų ir iš jų padariau, žodžiu, pyniau tokias sodinės apyrankės, ten buvo didžiuliai akmenys ir šiek tiek tų perlų, nesgi taupiau labai, vos kelis uždėjau ant tos kiekvienos apyrankės. Man iš karto, buvo tai, ko trūko tą apyrankiai, tas žiupsnelis perlų visiškai kitom spalvom ją nuspalvino ir tą kitokią vertę suteikė. Ir nuo tų kelių perliukų vis daugėjo iki pirmųjų perlų namų Lietuvoje, kur yra vien tik perlai ir viskas tik apie juos. Tai iš tikrųjų, ką aš matau tavo veikloje, ar ne, kad pas pačią vyksta dirbtuvės, kuriuose moterys pačios savo kūrė papuošalus, ar ne? Ir akivaizdu, kad tie papuošalai labai dažnai atspindi tos moters, būsenas, galbūt tos dienos nuotaiką, galbūt apie tą ir leidimą savo, apie savęs matymą ir papasakok apie tas transformacijas, tu jas labai labai arti matai. Ir kaip tau visą tai matosi? Oi, tos dirbtuvės, tai gal pradėsiu nuo to, kad kiek jos mane pačią atvėrė ir užaugino, ko aš visiškai nesitikėjau pradėdama tą daryti. Tai pirmos tos dirbtuvės įvyko beveik prieš 4 metus, labai graži ta simbolinė data, nes atsimenu, kai padariau pirmas dirbtuves draugėm, kad apskritai išsibandyti, ar čia galima iš to kažko gero tikėtis ir kaip čia viskas vyksta faktiškai. Atsimenu, kad tos dienos vakaras sužinau, kad laukiuosi, tai man tos dirbtuvės dar ir kitokią prasme visai turi, tokią naujos pradžios. Ir aš atsimenu, kai jos labai gerai praėjo, aš tokia buvau laiminga, man čia atrodė atsiveria naujos durys ir čia galima tiek pridaryti ir moterų prikurti. Ir staiga vakare aš sužinau, kad many yra kita gyvybė ir galvoju, tai viskas. Tai po 9 mėnesių aš jau sėdėsiu, žodžiu, su vaikučiu ir jokių tenai tų dirbtuvių negalėsiu vesti, bet viskas yra tiesiog mūsų įsivaizdavimai ir galvoje, o realybė gali būti visiškai kita. Ir šiaip aš būdama mama įsitikinau, kad moteris tai yra unikalus Dievo kūrinys su tuo, kiek mes galim ir kuo daugiau mes darom, atrodo, mes tikrai tuo daugiau padarom. Ir būtent tos dirbtuvės, kitos moterys, ką aš matau, kai jos ateina, dažniausiai jos ateina
Šiek tiek išsigandusios, dėl to, kad jos niekada nieko nėra tokio dariusios ir jos pirma frazė, ką jos pasako, atsisėdę, aš nieko nemoku, nieko nesugebu, čia niekada nieko esu tokio nedarius, tai čia turbūt nieko nepasigaminsiu. Ir kaip taisyklė, vat būtent šitos išeina gražiausiais papuošalais pasipuošusios. O taip yra todėl, aš galvoju, kad mes šiaip kiekviena moteris esam kūrėja, vienos daugiau, kitos mažiau, bet turbūt ta rutina, kurioje mes užsisukam, užgesina tą kūrėją, slypinčią viduje ir žodžiu, ir pirkiniai, ir vaikai, ir vyrai, ir rūpesčiai, darbai antiek nuslopina tą mūsų kūrybinį pradą, kad mes tiesiog net neduodam jokios terpės jam prasiskverbti. Tai vat būtent tos dirbtuvės, atrodo, moteris atskuba po darbo 6 vakare, čia visą dar irgi vėluojantį automobilį kažkur numetusi ir kol jinai įeina į tą kūrybą, šiek tiek užtrunka kokį pusvalanduką, kol aš įvedu apie perlus, bet vėliau sako, man čia tokia meditacija, man taip faina, aš čia negaliu patikėti, kad pasidariau. O vat viena istorija, kuri man tokia yra įsimintiniausia ir įvykusi per tas dirbtuves, tai buvo mamos dienai skirtos dirbtuvės. Ir vaikai susimetę padovanojo mamai tas dirbtuves ir per mamos dieną ją atvežė į tą pramogą. Ir aišku, ten buvo daug moterų, bet aš labai gerai atsimenu vieną momentą, jau pagaminau, užbaigiau aš jos tą vėrinį, kurį jinai pati pasigamino, susikūrė ir uždėjau ant kaklo ir jinai žiūri ir jai va taip ašaros kaupėsi, aš galvoju, o viešpatie, kažką blogai padariau, jai nepatinka ilgis, čia blogai atrodo, o jinai sako, aš užauginau 3 vaikus ir aš pirmą kartą gyvenime kažką savo pasidariau. Ir jinai buvo tokia laiminga ir va tada aš supratau, kokią didžiulę prasmę teikia man jau tapusios įprastomis tos dirbtuvės, kokią transformaciją moteris gali patirti per kelias valandas. Tai yra labai labai gražu. Vau, kaip stipru man pačiai net vadrėksta akis. Iš tikrųjų, net ir ašara nuriedėjo. Iš tikrųjų, turbūt labai ir norisi, va toks klausimas man jau kirba, o tai tų papuošalų prasmė, vis tiek esi jau pasigilinusi į istoriją, į visą, tiek pačio perlo istorinę grandinėlę, bet ir apskritai, papuošalai jie nuo seniausių laikų įvairiausiose kultūrose, mes jų galim labai daug kur pamatyti. Tai gal trumpai šiek tiek apie tai, o kodėl mes puošiamės, nuo ko čia viskas prasidėjo? Tai turbūt, jeigu žiūrėtume į pačius seniausius laikus, senovės civilizacijas, tai papuošalai turbūt turėjo visai kitokią prasmę ir reikšmę, negu turi šią dieną. Tai daugiau buvo kaip kažkokie apsauginiai amuletai, saugojo šiame ar kitame gyvenime, saugojo nuo ligų, nuo negandų. Tai buvo labai daug tikėjimo įdėta į tą kiekvieną papuošalą ir jisai nebuvo šiaip dėvimas, tiesiog, kad yra gražus. Vėliau jau, kai mes einam per istoriją ir pasiekėm viduramžius, tai daugiausiai jau tampa tokios galios prabangos simbolių ir mes matom tikrai, jeigu žiūrim į portretus, karalienė Elžbieta I, itin daug perlų ir tos prabangos ir jinai tą savo tyrumą tais perlais lyg tai bando parodyti, kas buvo jos valdymo ar ne, toksai kaip tas tyrumas vienas iš jos tokių nešamų žinučių, tai jinai ją ir apvelka į tą perlo drabužį. Šiai dienai papuošalai turbūt turi dar daugiau skirtingų reikšmių, tai mes aišku jas renkamės tiesiog, nes gali būti gražu, gali būti įvaizdžio dalis, gal mes norime parodyti savo socialinį statusą, savo finansinės galimybės, gal mes norim tiesiog tyliai parodyti, kad mes jau pasižadėjusios kažkokiam vyrui. O gal mes norim tiesiog parodyti savo tikėjimą ar nepriskirimą kažkokiai krikščioniškai ar kitos religijos grupiai. Tai gali būti daug skirtingų priežasčių, bet jeigu taip apimtume visą istoriją, tai niekada papuošalas nebuvo bereikšmis aksesuaras. Jisai visada tyliai pasakodavo kažkokią tai istoriją. O kokią jau istoriją norim papasakoti, tai priklauso nuo žmogaus, nuo priežasties, kodėl jisai pasirinko būtent tą aksesuarą ar papuošalą. Na, iš tikrųjų, nes papuošalai pakankamai daug turi tos prasmės mūsų. Aš tikiu, kad kiekvienas mes turim tų papuošalų savo dėžutėse, kurie yra apie prasmę, kur visiškai ne apie prabangą, galbūt ir net ne tiek apie statusą, kiek galbūt padovanota, arba brangu, arba tai pirmasis papuošalas, ar ten krikšto tėvų dovanos ir panašiai. Išties papuošalai daugiau yra prasmė negu, man bent jau daugiau yra ta prasmė tokia negu vien tik tais išorinis vaizdas ir jo labiau, kad šiandien dienai
Mes galim labai jų daug įsigyti ir vyriausių, ir įspūdingiausių, ir už pakankamai kai kuriuos net nebrangiai, ar ne, kai pasižiūrim dabar kiek gražių bižuterinių dirbinių ir ypatingai didžiųjų prekių ženklų, kur kartais ateini ir galvoji, wow, ar ne, ir vos ne už keliasdešimt eurų. Bet turbūt prasmė čia papuošaluose jinai išliks ir jinai lemiamoji. Ne? Nu, aš manau, jeigu tiek metų jau jie gyvuoja, tai visada bus, tik tai aišku labai keis savo pavydalus ir formas, bet visada bus reikšmingi mūsų gyvenime. Kadangi daug gyveni su perlais ir apie juos tikrai yra labai daug istorijų, mitų, gal galėtum tiesiog vieną kokį mitą mums imti ir paneigti? Mitą apie perlus. Taip. Tai gal toksai iš gyvenimo, kur moterys atėjusios net ir pas mane į studiją sako, taip, žiūri į tos papuošalus, nežinau, sako, man kažkaip va čia, senų moterų, vyresnių, močiutės, taip, aš sako, niekaip neprisijaukinu tų perlų. Ir va tada yra mano misija, man žinokit, va tos, kurios taip ateina, man yra iššūkis kiekvieną kartą paneigti ir parodyti, kad tai yra visiškai netiesa ir toks pasenęs mitas ir aš taip jį noriu nuoširdžiai sugriauti, nes aš pati tikrai labai myliu perlus, aš jais puošiuosi kiekvieną dieną ir kai tu su jais dirbi ir tu daugiau apie juos sužinai, tu supranti, kad perlas nėra tik tai baltas apvalus rutuliukas, kad jisai gali būti pailgas, jisai gali būti įvairių suformuotų formų, jisai gali būti juodas, jisai gali būti net geltonas ar ten purpurinis. Tai jau vien tik spalvų ir formų yra įvairovė kokia, o ką mes dar galim padaryti tas formas ir įvairovės paimdami ir sudėdami įdomų dizainą. Kartais net nepasakysi, kad čia perlas. Tai va tuos mitus aš ir stengiuosi griauti ir parodyti ir toms jaunoms merginoms, kad nesivadovaukit tais tokiais pasenusiais mitais, nes tai yra visiškai netiesa. Perlas yra tik medžiaga, kurią mes galim paimti ir kažkur padėti, įterpti, suformuoti, sustilizuoti taip, kad jie visiškai naujai suskambės ir taip unikaliai atrodys, kad bus tikrai gera žiūrėti ir net neįtikima, kad čia gali būti perlas. Nes iš tiesų yra tas manimas paplitęs, kad perlai daugiau klasikiniam stiliui, ar ne? Kaip šiandien su to moderniuoju mūsų pasauliu, kur perlai jame atranda savo vietą? Tai vis dar tikrai daugiau toj klasikoje, va tas silent, ta tokia tyloji prabanga, ar ne, dar kitaip tariant, jie daugiau tenai varijuoja, nors aš tai labai noriu juos įterpti į tą modernų stilių ir va paskutinę fotosesiją, kurią darėm, tai irgi klasikiniai perlų karoliai apvalūs, bet mes juos stilizuojam su odiniu bomberiu ir mes parodom, kad jie gali atrodyti labai gražiai, nes tas odinis bomberis, jisai iš savęs tarytum tokį vyriškumą, turi tokį baikerišką stilių, ar ne, kažkoks grubumas, bet tie perlai, iš karto va ta balta, juoda spalva, jie iš karto suteikia tos prabangos, moteriškumo ir tas įvaizdis, jisai atrodo absoliučiai naujai ir suskamba labai labai gražiai. Tai aš manau, kad čia stilizavimo tiesiog klausimas. Ir nebijoti, ar ne, tokių visiškai kontrastingų įvaizdžių ir dėti tos perlus nebūtinai prie juodos suknelės. Nebūtinai prie juodos suknelės. Iš tikrųjų, ar yra kokių tais, paslėptų ženklų, kai norim atrasti kažkokį vertingą perlą, nes galbūt turim savo dėžutėse kažkokių perlų, gal dovanotų, gal iš kažkokių močiučių skrinelių ir kad galėtumėm įsivertinti, gal jie kažkuo ypatingi. Tai perlai lygiai taip pat yra brangakmenis kaip ir deimantas ir turi savo vertės kriterijus. Tai pirmiausia, vertingiausia tai yra laukiniai deimantai, norėjau sakyti, laukiniai perlai. Tik tai bėda ta, kad mes šiai dienai jų praktiškai nebeturime likusių ir mes tiesiog nebegalim jų pasiekti, įsigyti. Tai jeigu tai yra kažkoks juvelyrinis dirbinys, kuris yra labai senas ir skaičiuoja daugybę metų, tai galbūt tai yra netgi tų laukinių perlų vėrinys, tai čia jau reikėtų kreiptis į sakyčiau, Tarptautinę gemologų asociaciją, kurie turi specialią įrangą ir gali iš tikrųjų ištirti, nes yra skanuojamas visi perlo paviršiai, žiūrima būtent į tą smiltelę, tą centriuką ir žiūrima, ar jisai kažkaip organiškai patekęs, ar buvo su žmogaus pagalba įterptas. O šiaip, tiesiog suprasti perlo vertę, tai mes galim pasižiūrėdami ir matydami apskritai, kiek jisai yra tolygus, kiek tas atspalvis gražus, kiek forma vienoda, nes iš esmės, trumpai tariant, kuo perlas yra tobulesnis, tuo vertingesnis rinkoje jisai bus. Kuo didesnis ir tobulesnis, tuo vertingesnis jis rinkoje bus. Iš tikrųjų, yra sakoma, kad perlai yra gyvi.
Ar galėtume apie tai mums papasakoti plačiau? Taip, ir čia toks, nežinau, kai kurie galvoja, kad mitas, kiti sako, kad posakis, o šiaip iš tikrųjų ir šį mitą ir posakį galima fiziškai patvirtinti, nes perlas kiekvienas savyje turi apie 2-4% drėgmės ir jeigu mes laikome juos ant saulės labai ilgą laiką nenešiojimus arba purškiame kvepalus, kas turi savy daug chemijos spirito, kas išdžiovina perlais, ilgainiui pradeda trupėti, pagelsti ir mes jau tos prekinės išvaizdos, kaip sakau, to perlamutrinio spindesio nebeatkursim niekaip. Tai vat būtent tas gyvumas ir pasireiškia per tai, kad kuo mes daugiau juos nešiojam, jie liečiasi prie mūsų kūno, jie susitepa natūraliais mūsų kūno aliejais, gauna drėgmės ir vat jie tarytum atgauna tą gyvybę. Taip kaip mums reikia stiklinės vandens, taip ir perlams reikia to kontakto su kūnu, kad jie atgautų savo spindesį ir tą gilų blizgesį. Tai žodžiu, padėti juos į užmarštį nevalia, nes jie tada džiūsta, ar ne? Reikia panešioti perlus. Reikia panešioti. O jeigu, pavyzdžiui, turiu tokius, kur, kaip šeimos relikvija, bet nenešiojami, noriu juos išlaikyti, ką galim padaryti tokio, kad tas perlas mūsų, jam vandens stiklinę padėti, aliejaus bliūdelį padėti šalia? Tai juos iš esmės galima iš tikrųjų nuvalyti sausa medžiaginė klastele, kad dulkės nueitų, šiaip tai reikėtų laikyti tamsiai ir kažkur, tiesiog padėjusi dėžutę. Bendrai perlas jisai nesunyksta, nesudūla, taip ar ne per mūsų gyvenimo ar per mūsų vaikų gyvenimo laikotarpį, bet iš esmės tai ir nebus kažkoks dalykas, kuris išliks šimtmečius, nes jis vis tiek yra iš kalcio. Įsivaizduokim, kad perlas yra kaip dantis. Tai vat iš panašių medžiagų susidarantis, tai jis kažkada išnyks, bet todėl gal jie ir yra tokie vertingi, kad jie gali išlikti, tarkim, kelius šimtus metų, po to tiesiog dingsta. O kur dar yra perlai naudojami, ar ne? Tai patys perlai daugiausia vis tik yra naudojami juvelyrikoje, papuošaluose, bet visa tai, kas yra prie perlų ir kas yra naudojama būtent jų auginime, tai yra panaudojama įvairiose srityse. Pavyzdžiui, kai perliukas yra išimamas iš minkštųjų moliuskų audinių, tai lieka ir tas minkštas moliusko kūnelis ir tos geldelės. Tai kūneliai dažnai yra džiovinami, smulkinami ir tampa žuvų paukščių pašaru. Kietos geldelės yra smulkinamos, dedamos į statybinės medžiagas. Tas vat būtent blizgus perlamutras, kuris yra kriauklės viduje, jos yra pjaustomos, naudojamos interjere, pernaudojama papuošaluose, galima gauti kriauklytes, jas lygiai taip pat panaudoti ar kaip karoliukus, ar kaip inkrustuoti, padaryti kažkokias tai papuošalų detalės. Ir lygiai taip pat net ir skaistalai pirmieji buvo smulkintas tas perlamutras. Tai ir dabar yra kosmetikos, čia geriau Vilija žinos, su perlamutru, su perlais rašo. Tai daug kur ir iš tikrųjų būtent ūkiams apsimoka tą daryti, nes mes turime didžiulę kriauklę, išimam kelis perliukus, o visa tai kur lieka. Tai džiugu iš tos ir gamtai draugiškos pusės, kad atliekų kiek įmanoma yra mažai ir visa tai yra sunaudojama ir kažkaip panaudojama toliau. Tikrai taip, nes kosmetikos industrijoje perlai tikrai labai dažnas yra ingredientas. Dėl to, kad jį smulkiai susmulkinus, jisai tampa toks, pudrinis. Ir mes labai dažnai turim birius akių šešėlius, kur labai gražiai švyti. Ir tas švitėjimas dažnai būna iš perlų. Ir kas yra džiugu, kad tas švitėjimas yra ženkliai saugesnis ingredientas, negu mes turėsime dirbtinius pigmentinius. O kad tam tikrai jie alergizuoja ir ypatingai akys pradeda perštėti, neštėti, rausti, dirginti. Tai perlas iš tikrųjų vienas iš tų, kur alerginių reakcijų tikrai tikimybė yra labai labai maža. Grožio logika. Grožis tai jausmas, o logika tai protas. Kviečiu tave atrasti odos priežiūros išmintį. Mūsų elektroniniuose namuose grožiologika.lt. Socialiniuose tinkluose rasi įkvepiančio turinio, o naujienlaiškių kelionėje tapsi mūsų bendruomenės dalimi. Grožio logika kuriama tavo išminčiai, bendrystei, atradimams. Labai noriu tavęs paklausti, kodėl žmonėm yra svarbu susikurti savo papuošalą, juk tu sukuri tokius įstabius dirbinius, bet dirbtuvės pas tave yra labai labai populiarios. Gal neranda mano asortimente to, kas jiems patinka? Gal.
Įvairiai. Pavyzdžiui, būna, kad turi savo močiutės paliktus perlus, kurie dažniausiai tų laikų papuošalai, iš tikrųjų ten tiesiog suverti tie karoliai. Ir nieko ten labai mandro, tai norisi juos kažkaip prikelti antram gyvenimui, panaudoti, nes, kaip sako, guli pas mane stalčiui 30 metų, sako, nuo vestuvių turiu, nenešioju. Tai va ta užduotis ir būna mano prikelti tos perlus ir man labai patinka, nes tada aš visai kitą vertę juose matau ir labai džiaugiuosi, kad moterys atneša, kad nenumoja ranka, neišmeta, ne dar kažką padaro, bet kažkaip mato juose vertę ir nori juos nešioti, tik nežino kaip ir tada kreipiasi, kad galbūt patarsiu ar kažką naujo galėsim iš jų padaryti. Tai tas noras, tai va čia vienas gal tas noras, o kitas, kalbant apie dirbtuves, tai aš galvoju, šiaip paprastai moteris nori kažkokių pramogų, nori išeiti kažką ir sužinoti ir smagiai pabūti ir tą šampano taurę išgerti, o čia dar kai šalia gali ir susikurti ir iš perlų tikrų, tai tada visa tai atrodo tokiam prabangiam, gražiam kraitelyje, kurį labai smagu patirti. Tai aš manau, kad įvairios tos priežastys, bet dirbtuvės, manau, tiesiog labai tokia smagi, vertinga pramoga, iš kurios dar išsineši ir savo pačios perlų papuošalą. O ar turi tokių istorijų, kur, pavyzdžiui, moteris suėjusios į dirbtuves pradeda, tokį bendrystės jausmu dalintis, bendrauti, galbūt net atvirauti, ar ne? Būna ir tos dirbtuvės man pačiai būna pačios jaukiausios ir labai smagu stebėti, kad ateina visiškai nepažįstamos moterys ir jos ten kurpščia veria, ten krapšto, tos ten kažką, žodžiu, daro ir pradeda kalbėtis. Tai aišku, visada tema vaikai. Visadagi ten yra krūva problemų, reikia pasidalinti visokiom patirtim ir ten gerais kremukais ir viskuo kitu. Tai visada šitas būna aktualu ir dabar jau ir man aktualu ir aš labai įsijungiu į tuos pokalbius. Tai visada kažkokios bendros temos labai atlaisvina tą bendravimą. Atsimenu vienas pirmųjų dirbtuvių, kada išėjo net ir kavos po to tos svetimos moterys gerti, nes pasirodo, kad abi boksą lankė. Ir jos kažkaip verdamos tuos karoliukus pradėjo juokauti, kad po bokso treniruotės tai niekada negalėtum verti, nesgi rankos labai dreba pasiboksavus. Tai taip labai juokinga buvo ir labai smagu, kad ir draugystė užsimesgė. Nežinau, kiek jinai tęsiasi, gal vis dar tęsiasi, bet tikrai žinau, kad jos išėjo kavos padeliui. Tai tas labai džiugu, kad žmonės atranda ir bendrų sąlyčio taškų ir temų ir ko pasidalinti ir kažką naudingo sužinoti, tai tiesiog ta bendrystė, buvimas kartu ir tas kūrybinis procesas jis labai išlaisvina ir kartais ir vidinį nerimą kažkokį, kurio nori pasidalinti su kitom moterim ir vidinį džiaugsmą, ar nori pasidalinti, ar nori gal tiesiog pabūti ir paklausyti. Arba nevažiuoti dar namo bent kelias valandas ir pabūti su pačia savim toj kūrybai. Na ir kaip ir minėjai, ar ne, ir tas bendrystės jausmas, ypatingai moterų, dabar tokia nauja moterų bendrystės era, aš tai vadinu, ar ne? Moterys dabar labai tokias. Kur yra pajautusios tą palaikymą, tą buvimą, tą bendrystės jausmą, kur galbūt buvo tam tikras ir istorinis laikotarpis, kur buvom labai tokie šeimomis suskaldyti, niekur negalėjai atskirai, nes esi jau blogos reputacijos, jeigu viena į miestą išėjai ir panašiai. Tai dabar labai tas keičias, bent jau ką aš matau, ir tas būtent pasidalinimai moterų ratuose, nesvarbu kokioje aplinkoje, nes mes taip pat turim grožio logikos klientų bendruomenę, kur per mūsų metinius didžiuosius renginius, jos, aš matau, ateina tiesiog dažnai net neturinio, o to vaibo, tos energijos, to jausmo, to pasidalinimo, to pavakarojimo, o tai ir yra mūsų tas toks bendrystės troškulys, tai aš tą labai matau ir tavo pačios gražiai labai erdvėj viskas ratu ir toks atrodo moterų ratai tokie vyksta pas tave, tokie magijos kupini. Taip. Tai yra buvę ir tokių jungtinių renginių su kitom lektoriam, kada jos ar savo kažkokias aromaterapijos sesijas praveda ir tada mes su tais perlais sujungiam. Bet didžiausias gal toks bendrystės jausmas man pasimato įmonių vakarėliuose, kada moteris kartu dirba, bet jas dažniausiai jungia tik tai darbiniai santykiai, o staiga jos papuola į visiškai kitą erdvę ir tas balansas, ar čia vadovė ar ne vadovė, jisai tarytum išnyksta ta riba, nes jos visos yra prie to, kaip tu sakai, apvalų stalo ir tos hierarchijos nebėra ir jos visos yra tiesiog draugės, kurios atėjo savo pasidaryti kažką gražaus ir viena kitai patarė, čia tau tinka, netinka, čia ilgiau, žemiau, čia, žodžiu, šitą kabink, to nekabink. Tai labai smagu matyti, kaip jos ir pačios klausia ir dalinasi ir joms taip nuoširdžiai rūpi, kad ten būtų gražu viskas, tai labai geras stebėti.
Ja, nes aš lygiai taip pat mačiau Grožio logikos kolektyvo visą šitą procesą. Ir kas man pačiai buvo labai malonu, kada aš pamačiau ir tas mūsų moteris dar kitaip. To, ko tikrai darbė ne visada pamatys ir ta išraiška yra tokia individuali ir tie papuošalai tokie individualūs ir jie tikrai turi tą savo tokį, atspindį tam tikros ar savybės, ar temperamento dalies ir toksai, taip žiūri, galvoju, wow, ir kas labai labai nustebino, kad atrodo visos sėdėjom šalia, visos iš tų pačių indų ėmėm perlus, ar ne? Bet visos totaliai skirtingos. Ir tokios skirtingos, kur, gal ten vienas kitas panašėlesnis, bet ir tai. Ir tada taip suvoki, kad mes tose ir bendruomenėse lygiai tokie patys, ar ne, tie papuošalų skirtumai parodo, kokie mes irgi matėm, tai tuos pačius perlus, klausėm tavo pasakojimą tą patį, bet sukūrėm visiškai autentiškus skirtingus kūrinius, ar ne, tai kiek mes dar savyje turim grožio, kurį galim išreikšti per papuošalo kūrybą, per tokia prasmingo papuošalos kūryba, ar ne, kur gimsta. Dar, čia buvo neseniai draugių kompanija ir sako, susikūrė visos ir sako, o dabar sudedam ant stalo, nufotkinam ir siunčiam vyram, kad pasakytų, kurios. Bet pažiūrėsim, kaip gerai pažįsta žmonas. Man tai patiko ta mintis ir galvoju, net čia tiesiog dabar kalbant su tavim, kaip būtų nufotografuoti papuošalus ir tarkim, kažkokio tai psichologo gauti įžvalgas apie žmogų, ne, ar čia intravertas, ekstravertas, ar čia, žodžiu, kuklus, drąsus, koksai, pasižiūrėti būtų labai įdomu, nes tikrai tie verniai tokie būna skirtingi. Bet šiaip iš tikrųjų, kai ateina moteris, matosi ir per tos 4 metus patirties, įsivaizduokit, ateina 10 moterų, visos sėdi tuo pačiu metu prie to paties stalo ir viena yra kukli, baikšti, labai tokia smulkutė, minimalistė, žodžiu, kartais, kaip sakau, net savo šešėlio bijo, o kita žiūrėkit į mane ir visa kita. Ir aišku, čia yra ir darbo dalis, kad reikia išmokti prieiti prie tos kiekvienos moters, nes galbūt viena gali net išgąsdinti tavo prieimas, o prie kitos reikia gal mažiau, daugiau, žodžiu, labai prisiderinti. Bet kas svarbiausia, kad jos visos randa savo vietą po, kaip sakau, po stogų tų perlų namų ir visos kuria, bet net ir tie papuošalai, kad ir kaip bebūtų, dažnai būna akis nukrypsta ten į kokį vienokį kitokį perlą, bet aš pati sakau, rinkitės pagal save, ką jūs nešiosit. Nes tada tas perlas jis visai kitokią prasmę turės. Sakau, gerai, jūs galite susidėti nors ir viską, kas čia yra, bet ar smagu bus, kad jisai guli ant lentynoje ir ten, žodžiu, ant stalčiui nenešiojamas, tai kažkaip panaudokime tuos perlus. Ir tada, kai jas grąžini labiau į tą savo vidų ir kai jos iš tikrųjų taip susimąsto ir pagalvoja, kas man patinka, o aš noriu kasdienai, ar aš marškinius nešioju, ar aš ant megztinio kažko ilgesnio noriu. Ir kai pradeda mąstyti apie tą savo garderobą, apie darbą, apie laisvalaikį, tai kas jinai yra ir įsivaizduok, savo gyvenimą tu turi sudėti į vieną vėrinį. Į tą, kuris labiausiai atspindi tave ir atitinka tavo gyvenimo ritmą. Ir dažniausiai jisai šiaip būna panašus į tą moterį, kuri ateina. Jeigu jinai kuklesnis, dažniausiai bus kažkoks smulkesnis, minimalistiškesnis, nes turbūt jinai tiesiog ir gyvenime ir visur ir savo veiklose yra tokia ramesnė, lėtesnė, mažesnė. Nes iš ties matai, kiek čia daug sluoksnių, kaip ir sakai, ar ne, net ir matyti save, tą savo įvaizdį, tą kokia aš esu, kaip aš save rodau pasauliui ir ta pati psichologija, ar ne, tai yra, kaip ir sakai, būtų psichologas, kuris paantrintų apie žmogaus savybės, tai aš manau, kad tai yra tikrai suderinama ir būtų labai įdomu, aš, pavyzdžiui, net mielai pirkčiausi tokią analizę, ar ne, kaip dabar, pavyzdžiui, numerologija, ne astrologinė, o čia būtų, pavyzdžiui, perlų šifruotė kažkokia. Tai tikrai perlų vėlė. Iš tikrųjų, labai įdomu, nes man teko su piešiniais, taip, ar ne, meno terapijoje, tada kas yra, kad iš tikrųjų tu pamatai tai, ko pats nematai, nes žmogui yra taip, kad mes savęs, nematom. Kad ir kaip norėtumėm, kad ir kaip eitumėm į tą sąmoningumą, dvasingumą ir žiūrėtumėm, kas aš esu ir kaip aš save pateikiu pasauliu, kaip aš su juo kokiam santykiai gyvenu, tai iš tikro
čia yra labai daug gylio, labai daug prasmės ir tas psichologinė analizė, jinai gali labai padėti susivokti, o tai kaip aš kuriu, kaip aš matau, ir tai nėra blogai, ar ne, būti tas mažesnis, didesnis, ar ne, čia viskas ir yra. Būti savim ir šiaip nuo savęs nepabėgs, ir kai bandai apsirengti kito žmogaus drabužius, jiegi netinka. Ir netinka, ir nepatogu, ir ankšta, ir mes tada dėl to ir sakom, ir aš vis dėl to nenešioju. Nes čia buvo svetima kopija, gal irgi net matos, tai ar ne, kur tam tikras jo bando kažką tuo kitą nužiūrėti ir tada jau sunkiau ir pačiam sukurti, negu apie save galvoti, ar ne? Tas labai jaučiasi. Iš tikro, ar yra po dirbtuvių, kad tu matytumai, kaip keičiasi moterų požiūris į patį perlą, į perlų vėrinius, perlų papuošalus? Taip. Ir tai aš galiu garsiai vardinti, yra visiškai mano tikslas, ne tik per dirbtuves, bet apskritai mano kasdienis tikslas, komunikuojant apie perlus, rodant juos šiuolaikiškai moderniai. Aš pati jaučiuosi tokia šiuolaikiška moderni miesto moteris, kuri ir turi ir darbą, ir vaiką, ir vyrą, ir daug reikalų, ir verslą, ir visą kitą, bet aš randu laiko perlams. Aš randu laiko pasipuošti ir aš jaučiuosi gerai su jais ir aš visiškai nesijaučiu, kad aš užsidėjusi perlus atrodau dabar 10 metų vyresnė. Tai visiškai to nebijau ir tikrai nemanau, kad perlai suteikia tą papildomą metų skaičių ir labai stengiuosi parodyti net ir kasdienį į parduotuvę užeinančiams moterims, kad mes galim juos ir taip suverti ir dar čia šitą užkabinti ir dar čia ilgiau, trumpiau. Aišku, ir tu atsižvelgi žmogaus fiziologiją, ar ne, ar mes norim paaukštinti, ar mes norim taip, ar ką padaryti, nes irgi su papuošalais galima truputėlį tą siluetą pakoreguoti. Lygiai taip pat kaip veido formos. Mes parinkę apskritesniam veidui pailgesnius auskarus, mes iš karto tą geresnį balansą išgaunam, truputėlį optiškai ištempim veidą. Ir nuotokom dažnai būna patariu, kad visada atsižvelgiu, klausiu, kokia suknelė, kaip bus plaukai. Jeigu suknelė uždara, tada vadinasi kažką labiau koncentruojam, į ausis ant kaklo nieko nededam, neapsikraunam, visada balansas, kad būtų harmoningas vaizdas, niekada nesiūlau kažko, kad ten tiesiog man parduoti, visiškai nepritariu šitam ir čia griežtai mano toks tabu, nes pati labai nemėgstu to, geriau aš įsiūlysiu mažiausius kažkokius tai auskariukus, bet jai labai tinka ir jinai bus laiminga juos nešiodama. Tai ir tas perlas, jisai gyvas, ar ne, nes jis bus nešiojamas. Tai čia gal viskas iš tos tiesiog meilės tiem perlam ir iš to paprasto žmogiškumo, nes aš norėčiau, kad man patartų nuoširdžiai. Žinai, dabar tavo šitam kalbėjime labai išgirdau tokią frazę - rasti laiko perlams. Va čia to moterim, ypatingai mums, kur bėgam, lekiam, skrendam, turim daug veiklų, įsipareigojimų, aplinkų, vaidmenų, ar ne? Ir rasti laiko perlams. Man labai čia skamba, šitą tikrai rašysi į savo frazių knygelę. Čia ir perkeltinė prasme, gyvenimo perlams. Taip, bet čia toks ir yra, žinai, vis tiek, perlą užsidėti reiškia, ir visą įvaizdį apgalvoti, ar ne, ir galų gale, su sporto ten, tarkim, apranga, ar ten naminė, su tais perlais gal ir nevaikštam, ar ne, čia jau labai daug kalba apie tai, kad rasti laiko kitiem dalykam, ar ne, kur galbūt vis tiek perlus daugiau būna kažkiam vakarui, kažkaip progai mėgstam, ar ne, kad ir tą pačią dieną, bet tą įvaizdį savo, tai irgi reiškiasi tam tikras laikas, nes aš pati aktyviai gyvendama, ką suprantu, kad labai renkuosi patogius įvaizdžius dažnai, dėl to, kad nebelieka laiko tiem išieškojimam, ypatingai tų aksesuarų, ir kaip tik stebiu tokią vieną stilistę, moterį, nelietuvę, jinai, bet taip gražiai vedant Instagramą. Ir kaip tik gal čia porą dienų atgal pamačiau tokį gražų užrašą, kad tu niekada nesukursi gero įvaizdžio be aksesuarų. Tai čia ir yra. Taip, ir čia tiesiog tai yra apie tai, kur tai kasdienai, ypatingai tai dalykiniai aplinkai mes pasirinkam tokius greitus, saugius variantus, bet juose dažniausiai aksesuarų yra labai nedaug. Tai va čia tas rasti laiko perlams ir tam pačiam, kad ir darbo įvaizdėje rasti laiko tam aksesuarų išieškoti. Tai žinai, tarp antrinsiu, aš manau, kad labai daug yra ir visuomenės kažkokių nusistovėjusių aplinkinių, ar ne, kad sako moteris, o tai kaip aš čia dabar su tokiais eisiu išsipuošus, kažkaip mes bijom, kad mus pasmerks dėl to arba nesupras, kodėl mes čia tiek prisipuošę. Ir aš taip, gal dėl to, kad aš šiek tiek jau kitos kartos negu, pavyzdžiui, mano mamos moterų ratas yra,
Ir aš taip galvoju, aš žinau, koks skirtumas, ką pagalvos, jeigu man gražu. Bet jos gal kitaip, ar ne, tai kitam laikotarpį, kitoj priespaudai, nebijosiu pasakyti, užaugę, truputėlį yra baisu išsišokti, būti kitokiu. O mūsų karta, jinai jau auga, kur viskas daugiau eina į tavo individualizmą, ne, koks tu esi, kaip tu save išreiški. Ir daugiau tos drąsos turbūt ir puoštis. Bet nei vienas, nei kitas nėra nei gerai, nei blogai. Čia yra visiškai pasirinkimo reikalas ir šiaip svarbiausia, kad žmogus gerai jaustųsi. Nu, jeigu jis nesijaučia gerai su daug papuošalų ar kažkokiais ryškiais, tai viskas su tuo tvarkoj. Tiesiog reikia atrasti savo tinkamą ir tas pats perliukas, jisai gali būti mažas, kuklus, bet jis suspindės būtent taip, kaip ir turi suspindėti ant to žmogaus. Tikrai taip. Iš tikrųjų, labai norisi dar tave kaip verslo moterį pakalbinti, ar ne? Turi jau ir perlų namus ir tikrai esi matomas šitoj veikloj ir net sakyčiau išskirtinė Lietuvoje. Tiesiog kokiais iššūkiais esi susidūrusi būtent čia darant verslą? Manau, tu geriau negu bet kas kitas, suprasi, vat irgi praeitą savaitę įrašyti voice, Vilija, nesuprantu. Ir tu sakai, sveika atvykusi į verslo pasaulį. Tai tie iššūkiai turbūt kiekvieną dieną vis kitokie ir nauji, ir didesni, ir mažesni, bet gal aš kai pradėjau šitą veiklą, tai aš niekada nežiūrėjau tai kaip į verslą ir aš niekada verslo nesimokiau, aš niekada neplanavau čia nieko iš tų perlų daryti, aš tiesiog kūriau, nes man patiko. Tai iš pradžių tai buvo mano hobis, kur aš vakare susėdus karoliukus verdavau ir man buvo faina. Bet tiesiog taip visas gyvenimas kažkaip taip susidėliojo, kad visa tai auga ir tada išaugo iki tokio, nežinau, burbulo, kada jisai jau tapo labai didelis ir daug vietos mano gyvenime užėmė ir tada teko kažkaip rinktis tą gyvenimą, ar aš noriu būti samdomas darbuotojas ir čia dalinti kažkaip savo gyvenimą į dvi dalis, ar aš vis tik tai turėsiu tos drąsos daryti tai, kas man iš tikrųjų patinka. Ir sunku, nes kai esi tik kūrėjas, tau tenka labai mokytis to verslumo ir nes kitaip tiesiog neišeina. Kitaip tiesiog, tu negali, pražūsi. Tai tas verslas, aš kažkaip jį pradėjus, tai galvojau, kad viskas čia gerai, įsuksiu, galėsiu dieną įti masažą, pas kosmetologą pagulėsiu lovai, žodžiu, galėsiu keliauti ir taip toliau. Tai realybė tokia, kad ryte keliesi su nebaigtų darbų mintim, guliesi su kažkokiu tai vidiniu tokiu nerimu dėl to, kas ten padaryta ar nepadaryta iki galo, ar kažkaip ne taip, kaip tu nori, pastoviai kažko trūksta. Visada yra iššūkiai, siekiai, kas šiaip vargina. Nėra taip, kad tu uždarai tas duris ir palieki. Bet čia yra tai tie kūrybiniai dalykai, dar visi finansiniai, kas irgi, verslas vis tik tais yra apie finansus, ne apie tą galimybę įsukti, uždirbti, padaryti, tai iš kūrybos yra sunku tą padaryti. Nes iš tikrųjų ir tokia pakankamai nišinė pati sritis, ar ne? Na, kaip tu iš savo aplinkos, ar sulaukiai palaikymo, ar kaip tik tokio, ką čia sugalvojai, kas čia tos perlus pirks ir kam čia apskritai reikia tokių dalykų? Net nežinau. Kažkaip gal nebuvo vietos klausti, ar ten mane kažkas palaiko ar nepalaiko, nes istorija, kaip aš iš viso perėjau jau kažkokį tai tą pradinį verslumą, tai jinai buvo Budapešte, kur aš tuo metu gyvenau. Ir ta istorija tokia labai graži, nes aš tiesiog ėjau gatve ir užėjau į vieną koncepto parduotuvėlę, kurią sekiau Instagrame, jau gyvendama Budapešte. Ir ten sėdėjo dizainerė ir aš pradėjau su ja kalbėtis, jinai kūrė drabužius. Ir aš kažkaip, kadangi buvo labai maloni, šypsojosi ir daug pasako ir dalinosi savo kūrybiniais užkulisiais, aš taip pusę lūpų prasitariau, kad aš irgi kuriu ir parodžiau jai nuotrauką savo papuošalų. Ir jinai sako, wow, this is amazing, sako, aš čia nieko tokio nesu mačius, čia labai gražu, čia Vengrijoje iš viso nematyta pasaulį, tu prisijunk prie mūsų butiko. Ir jinai man kaip pasiūlė, kai sako, ar ne ta pirma mintis, tas pirmas jausmas, kurį tu turi širdys, yra teisingiausias. Ir aš taip užsimaniau, man net atrodo, kad pradėjo kunkuliuoti kraujas venose, viskas virti, man, žodžiu, išmušė raudonis, karštis, visa kita. Ir aš galvoju, jeigu aš šito nepabandysiu, aš gailėsiuosi visą gyvenimą.
Ir aš tiesiog paėmiau jos telefoną, bet aš jau žinojau, kad aš tikrai darysiu, bet aš tiesiog dar pasiėmiau laiko pagalvoti, nes kažkaip negali gal čia tokio sprendimo priimti taip staiga. Bet aš jau grįžau namo, žinodama, kad aš tą darysiu ir tiesiog, kadangi dirbau dar tuo metu samdomą darbą, kitą dieną pasiryžau pakalbėti su savo vadovais ir pasakyti, kad aš čia noriu ir ar jie man leis kažkaip dalį dienos dirbti iš butiko, nes čia aš turiu tą savo pomėgį, hobį bet jie turbūt pamatė tokį norą ir tą užsidegimą mano akise, kad jie suprato, kad jie privalo man leisti, nes kitaip aš išeisiu iš to darbo. Ir aš tikrai buvau pasiryžus tą padaryti, nors neturėjau absoliučiai jokio pajamų šaltinio kito, bet aš taip patikėjau. Žodžiu, užteko vieno svetimo žmogaus, kuris patikėjo manim, kad aš tikrai patikėčiau savim, kad aš galiu. Ir aš paskambinau tą dizainerį, sakau, okei, aš prisijungsiu ir tada ir atsidariau ir individualią veiklą Vengrijoje ir taip kažkaip reikėjo ir logotipą susikurti ir dėžutę susigalvoti, žodžiu, tada užsikūrė visas tas aparatas. Tai nelabai buvo kažkaip, kada klausti to patarimo, nes aš tiesiog žinojau, kad aš turiu pabandyti. Vau, tu čia visatos vedama. Nežinau, kas ten mane atvedė, bet taip tiesiog ėjau, gatve, pamačiau, kaip iš kokio filmo, bet tokia ta tikra istorija, kaip ten viskas buvo. Na tai aš tada paprovokosiu visai kitokių klausimų. Paprovokosiu tai apie tą turbūt konkurenciją, plagijavimą, kas iš tikrųjų kūrėjų pasaulyje labai dažna ir ypatingai tie, kurie būna pirmieji, tie, kurie būna jau šiek tiek nuėję, jos pradeda kopijuoti, nes žiūri, visai gerai čia sekasi, mato ją, girdi, pas ją eina, tai gal reiktų ir man nusipirkti perlų ir tapti irgi savo perlų ambasadorė, ar ne? Ar turi tokių pavyzdžių, kur tikrai būtų skaudu, ar nemalonu, arba jau taip akivaizdu? Turiu, visi kūrėjai turi, manau. Turiu, tai kai aš pradėjau kurti papuošalus iš perlų prieš 7 metus Budapešte, tai iš viso perlai kažkaip labai mažai jų buvo ir retai ir toks buvo pakankamai unikalus dalykas. Tai kad tie perlai populiarėja, aš nepabijosiu pasakyti, kažkokia maža dalim, tikiuosi, kad prisidedu ir aš, nes aš tikrai apie juos labai pasakoju, skleidžiu ir tą meilę rodau ir edukuoju moteris ir džiaugiuosi iš tikrųjų, kad ta rinka ir perlų mylėtojų ratas auga, bet dirbtuvės tai iš tikrųjų buvo mano visiškai unikalus kūrinys prieš 4 metus atsiradęs ir aš labai pati tikrai daug ieškojau, googlinau, nes aš norėjau pamatyti, ar apskritai kažkas tokio yra ir jeigu yra, tai pamatyti, kas tenai tokio sukurta, kad aš padaryčiau kitaip. Ir tikrai labai gerai pasižiūrėjau rinką ir nieko tokio, kad būtų išsami paskaita, kur moteris tikrai supažindinama ir istorijos, ir tų kriterijų, kaip tą perlą atskirti nuo tikro, nuo dirbtinio apskritai, sužinot, kaip jisai susiformuoja iki to kūrimo ar ne to papuošalo, kad ta pramoga, tu ateini ir tu gauni viską nuo A iki Z. Nuo šampano taurės iki to galutinio perlų papuošalo susikūrimo. Tai tokios pramogos visiškai niekur nebuvo ir be abejo ilgai netruko, kada pradėjo kaip grybai po lietaus rastis, tai labai pykau, labai. Ir daug negražių žodžių ten savo tyliai ir netyliai pasakiau, pamatydama, bet tai buvo ta tokia emocija, po to aišku supranti, kad vadinasi gal kažką darai gerai, kad žmonės kopijuoja, bet aišku, kad skaudu, nes toks kaip mano leliukas, bet leliukas auga. Tai viskas su tuo yra gerai. Tik tai gal skaudžiausia, kad pamatai viešoje erdvėje, kada prisistato sumanytojais tų dirbtuvių ar kažkokį, bet taip tada, ar kai daro tose pačiose patalpose, kur tu darai, tada galvoji, jeigu arba užblokuoja Instagrame, kad nežino, kad darai ir jis tikslingai užblokuoja tave, kad tu negalėtum pasižiūrėti. Tai jeigu kopijuoji, tai turėk tada drąsos bent į akis pažiūrėti. Tai visko būna, bet kaip sakant, šunis loja, karavanas važiuoja, ar koks ten tas posakis. Tikrai taip, iš tikrųjų. O jeigu tau reikėtų su viena metafora apibūdinti perlus, kas tai būtų? Kažkaip pirmas žodis atėjęs į galvą moteriškumas. Nes perlai visada buvo labai moteriški. Ir tas atsiradimas, kai ta smiltelė moliusko viduje patekusi, sukuria gyvybę, sukuria perliuką, tai man kaip ir koks vaikučio atsiradimas, ar ne, kažkoks tai, visada ta gyvybė, mes moterys tuo ir išskirtinės, kad mes savį užauginam tą gyvybę.
šito iš mūsų niekas netims. Tikiuosi, jokie dirbtiniai ateities robotai netims. Tai tuo mes esam stebuklingos ir perlas tikrai, jisai niekaip tu laboratorijoje jo neužauginsi, nepadirbsi, jisai va tiesiog toks, koks jisai yra tikras, natūralus, jisai atsiradęs stebuklingai. Tai man gal žodis moteriškumas, bet čia tiesiog neplanuotai, va pirmas tas, kas iškilo man mintyse, kai tu paklausai. Tai perlai tavo gyvenimo filosofijai, kaip jie atsispindi? Perlai mano gyvenimo filosofijoje. Na, tokia prasmė. Gal kitaip pasakysiu. Aš su perlais dirbdama ir juos nešiodama, aš jaučiuosi turtinga. Bet aš jaučiuosi turtinga visiškai, ne finansinė prasme. Aš jaučiuosi turtinga tame, kad aš išdrįsau daryti tai, kas man patinka, kad aš esu mama, kad aš esu žmona, kad mes kuriam gyvenimą kartu su vyru, kad aš kiekvieną dieną susiduriu su mažais iššūkiais ir asmeniniam gyvenime ir veikloj. Ir tie perlai ant kaklo, ar ausyse, ar ant piršto, ar visur kur, jie man yra tarytum simbolis to mano gyvenimo, kuriame aš telpu, kuris man tinka ir aš jame jaučiuosi laiminga. Ir tas mane verčia jaustis turtinga. Wow, kaip gražu. Tai aš tau ir palinkėsiu. Na, pabaigai aš išties turiu tau grožio logikos išminties dėžutę. Jau gali numanyti, kas čia yra. Mylimiausias dovanas, kurios visada būna sunaudojamos. Tai iš tikrųjų, čia aš ir surinkau tai, turbūt nuo ko ir prasidėjo mūsų dalis pažinties. Taip. Aš labai puikiai žinau, kaip tau pagerino odos būklę mūsų Žudermo probio linija. Tai šitas tavo mylimiausias tonikas ir emulsija, kur labai akivaizdžiai turėjai pagerėjimo odos, kurį aš prisimenu, ar ne? Ir ne vieną dar po savęs atvedžiau pas Viliją, sakau, eikit, tikrai padės. Tikrai taip. O dar tau kaip tik įdėjau bakučiolio kremą. Tai čia bus tavo nakčiai atradimas, regeneracija ir kas yra faina, kad jis yra saugus tiek vasaros sezonu, tiek su saulė, nes bakučiolis tai yra augalinis retinolis. Bet jis yra saugus tuom, kad gali jį naudoti visais sezonais ir gali drąsiai naudoti, net galima, jeigu kartais būtų ir antras lėliukas, net ir besilaukiančiam ir maitinančiam, tai iš tikrųjų vienas iš tų produktų, kuriuos nuoširdžiai rekomenduoju. Na ir žinoma, kaipgi mes moterys be lakštinių kaukių. Ir aš įdėjau hidrogelinės fotofaktor kaukės, kurios yra nuostabios, ypatingai šitos yra iš 2 dalių skrydžio metu, taigi atostogos artėja. Mačiau, kad visos, jau ne visos, bet toks trendas dabar jau naujas. Toks trendas ir dabar, kuri mandresnę kaukę užsidėsim lėktuve, tai jau galėsiu su šitom tikrai sudalyvauti ir aš pati jau išbandžiusi esu ir lėktuve, ir ne lėktuve, atstatys tavo drėgmę, tai čia tiesiog sudėliojau tai, kas mano nuomonė tau odos priežiūros išminties paletėje praturtins tavo kasdienę priežiūrą. Taip, ačiū Vilija labai, man tai tikrai ta pažintis su tavim prasidėjo iš tikrųjų nuo mano bėdų aknės. Ir šiaip net nežinau, kaip mes apskritai, kas mūsų suvedė šis glowing. Va, taip. Tai va čia ir buvo, kad aš buvau tada lektorė ir tu man padovanojai vėrinį ant rankos, kurį aš turiu ir labai labai myliu. Tai iš tikro ir taip ir užsimezgė, matai, ir perlai gali labai gražiai sujungti ir po to išauginti visai kitus dalykus, kur viena kitai, viena dėl kitos. Taip. Tai labai ačiū tau už viską, šiaip labiausiai tai už draugystę. Ačiū ir tau, mieloji, čia abipusė meilė. Ačiū, jog buvote kartu. Jei grožio logikos išmintis tavo artima, spausk patiktuką, užsiprenumeruok YouTube kanalą, pasek mus socialiniuose tinkluose, tapk naujienlaiškių bendruomenės dalimi ir aplankyk grožio logikos elektroninius namus grožiologika.lt. Būdami kartu, galime keliauti pasitikti naują kokybę grožiui, sielai, kūnui.